Pasaka apie voriuką Zigmą ir kalbantį arbūzą. Seniai, labai seniai, vešliuose Afrikos miškuose gyveno nedidukas sumanus voras vardu Zigmas. Vieną dieną atsikėlė Zigmas itin alkanas, bet musių gaudyti visai nenorėjo. Palengvai išėjęs pasivaikščioti, jis atsidūrė didžiuliame lauke, kur augo daugybė prinokusių arbūzų. Apsidžiaugė Zigmas ir nusprendė papietauti tuoj pat. Susirado jis didžiausią ir sultingiausią arbūzą, iškramtė jame mažą skylutę, įlindo į vidų ir ėmė vaisių valgyti iš vidaus. Zigmas valgė ir valgė, kol pagaliau pasisotino, o tada suprato, kad prisivalgė tiek daug, jog nebetilpo pro skylę ir nebegalėjo išlįsti lauk. Zigmas įstrigo arbūzo viduje. Jis akimirką pagalvojo ir sumąstė smagų planą. Sumąstė ir ėmė laukti. Netrukus prie arbūzų lysvės priėjo dramblys. Zigmas, vis dar tebesėdėdamas arbūzo viduje, sušuko storu balsu. Labas, drambly. Dramblys truputėlį išsigando. Kas čia su manimi kalba? Paklausė jis nedrąsiai apsidairydamas. Aš, pasakė Zigmas, stropiai keisdamas savo balsą. Aš esu kalbantis arbūzas. Dramblys labai nustebo. Kalbantis arbūzas? Turiu tave parodyti karaliui. Jis atsargiai paėmė arbūzą savo straubliu ir nunešė jį į karaliaus rūmus. Rūmuose dramblys taip pristatė arbūzą karaliui. Jūsų didenybė, tai kalbantis arbūzas. Karalius pažiūrėjo akis išpūtęs. Nagi, parodyk, noriu išgirsti, kaip jis kalba, tarė jis. Zigmas, vis dar esantis arbūzo viduje, sušuko. Labą diena, jūsų didenybė. Karalius, išgirdęs voro balsą, labai nustebo. Tai neįtikėtina, kalbantis arbūzas, turime jį parodyti visiems. Taigi, jau dviese, karalius ir dramblys ėjo su kalbančiu arbūzu per kaimą ir rodė jį visiems gyvūnams. Zigmas sėdėjo sau ramiai ir juokėsi, kad tokią sumaištį sukėlė. Praėję daugybę gyventojų, galiausiai jie pasiekė seną, išmintingą vėžlį, kuris visuomet pagelbėdavo gyvūnams rasti atsakymus į jų klausimus. Vėžlys taip pat pasiklausė kalbančio arbūzo ir lėtai tarė. Dar niekada nemačiau kalbančio arbūzo. Leiskite man pažiūrėti iš arčiau. Vėžlys atidžiai apžiūrėjo arbūzą ir pastebėjo jame mažą skylutę. Jis švelniai paglostė vaisių ir pasakė. Šis arbūzas yra labai keistas. Man atrodo, kad jame kažkas gyvena. Pajutęs, kad greitai bus surastas, Zigmas nusprendė pabėgti. Jis spraudėsi ir tik šmurkšt pagaliau išlindo pro skylutę lauk. Visi gyvūnai iš nuostabos net krūptelėjo. Dramblys, karalius ir visi gyvūnai suprato, kad buvo apgauti. Voriukas Zigmas visą laiką buvo arbūzo viduje ir tik apsimetė kalbančių arbūzų. Karalius nusijuokė ir tarė. Na, Zigmai, tu esi labai išdykęs, bet daugiau mūsų neapgausi. Zigmas dar kartą nusijuokė ir greitai nubėgo tolyn į tankų krūmyną. Nuo to laiko gyvūnai nebetikėjo, kad vaisiai ir daržovės gali kalbėti, o Zigmas vis sugalvodavo naujų išdaigų gyvūnams pamokyti. Pasakos pabaiga.